veda mane į dangaus aukštybės, jo vėliava virš mūsų yra meilė, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Šventoji dvasia pripildo mane, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Šventoji dvasia pripildo mane, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Šventoji dvasia pripildo mane, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Kas mūsų išgelbėjimas? Jėzus išgelbėjimo uola, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jėzus išgelbėjimo uola, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jėzus išgelbėjimo uola, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. O kas mes tokie? Mes esam tarptautinė pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Mes esam tarptautinė pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Mes esam tarptautinė pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Laikas atverti širdį, ateik, toks koks esi pas Dievą. Ateik, jis nugalėjo mirtį. Ateik, viešpatį garbinti dabar. Ateik, nes vieną dieną paulius išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklaus. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnaus. Nes vieną dieną paulius išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklaus. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnaus. Ateik, laikas atverti širdį. Ateik, toks koks esi pas Dievą. Ateik, jis nugalėjo mirtį. Ateik, viešpatį garbinti dabar. Ateik, vieną dieną paulius išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklaus. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnaus. Vieną dieną paulius išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklaus. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnaus. Vieną dieną paulius išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklaus. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnaus. Todėl ateik, nusileido dangus ant manęs ir tavęs, jo šlovės debesis apkabino mane. Aš jo šlovę reikiu ir nurimsta širdis. Jėzų tik tavyje
nusileido dangus ir atėjo šviesa ir krūtinės sužibo nauja laisvės diena. Ten kur skausmo nebus ir mirties nebėra. Jėzus mano karalius, jis mano uola. Tu dovanojai man gyvenimą iš didžiosios raidės. Tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, prikaldamas prie kryžiaus save. Tu dovanojai man gyvenimą. Tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, prikaldamas prie kryžiaus save. Prikaldamas prie kryžiaus save. Prikaldamas prie kryžiaus save. Šlovė. Halleluja. 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 Dievui šlovė. Šitą dangaus giesmę gieda angelai. Dievo paskastam šlovė. Dangaus giesmę gieda angelai. Dievo paskastam šlovė. Halleluja. 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 Džiaugiuos, kad esame mes broliai. Susikirto mums keliai. Matyti šito pačio molio. Dievas minkė jau seniai. Iš meilės mus jis tebeminko, neleisdamas nei atsikvėpt. Neklausia, ar tai mums patinka. Žino, turi dar suspėt. Nužesti iš mūsų baus bona. Ar kuo drąsom didelėm. Ar kokį paprastą vazoną auginti nuostabiom gėlėm. Nužesti iš mūsų baus bona. Ar kuo drąsom didelėm. Ar kokį paprastą vazoną auginti nuostabiom gėlėm. Per žiestų jis užžino, už mus geriau buvo
gali būt. Ne veltui metų tiek brangina, jis mus neleisdamas subūt. Atsutrunėtai po tiems moliams, kur nors po žemėm tamsoje. Jis surenka visus kaip brolius ir žiedžia savo širdyje. Ir aš džiaugiuosi, kad esam broliai, kad meilėje jo nereik. Mes indai nužesti iš molio ir jo malonės sklidiniai. Ir aš džiaugiuosi, kad esam broliai, kad meilėje jo nereik. Mes indai nužesti iš molio ir jo malonės sklidiniai. Ir aš džiaugiuosi, kad esam broliai, kad meilėje jo nereik. Mes indai nužesti iš molio ir jo malonės sklidiniai. Aš matau tik bumbulus ant kabančius, man jie labai trukdo ir šviečia ir žmonių, kur neišskyriaus narių. Tai žinot, sako, būk pasiruošęs, o kas yra veiklių žmonių nariai, tai sakom, būkit pasiruošę, tai banketą, būkit pasiruošę, nes gali pakviesti jūs paliūdyti. Bet noriu pakviesti na brolį, kuris labai nepasiruošė šiandien su treningais, nususukęs, nenori pažiūrėti mane. Brolį Žilviną noriu pakviesti. Žilviną, paplokim Žilvinui. Taip skubėjo, kad pamiršo kostiumą, tikriausiai namuose. Pagal protokolą turi būti su švarkais, bet šį kartą įleisim. Labas vakaras visiems. Aš sumažėjau iš karto. Nėra čia lengva iš tikrųjų kalbėti, kaip labai laisvai pristatinėjau knygutę nuostabiai. O aš tai dabar mylėsi viskas. Aš visada mirštu prie mikrofono, man eina savo. Kodėl aš čia? Todėl, kad mano inicialai tokie. VŽB. Mano tėvas Vidmantas, mano pavardė Baranauskas, mano vardas Žilvinas, VŽB. Tai aš jau nieko negalėjau padaryti, kai gimiau, jau buvau čia užrašytas. Šlovė viešpačiui. Aš dėkoju viešpačiui šitą bendriją. Iš tikrųjų, gyvenime negalvojau, kad kai kalėjime buvau, man būtų pasakę, kad važiuosiu į kalėjimus ir liudysiu apie viešpatį, tai būčiau sakęs, eik išgerk tablečių ir tau viskas praeis. Nesąmonė, nežinai kiek. Jo, bet kai mažas buvau, iš tikrųjų negalvojau apie jokius kalėjimus. Tik mano mama labai smarkiai gėrė ir aš labai nekenčiau girtuoklio, eina savo. Gal man 4 metai buvo, aš galvojau, kad jos visus užmušiu, kai užauksiu. Nevirškinau jų, o jie tau. Ir ten jų buvo, aš atsimenu, mūsų namuose pilna kompanija tokia, ir aš mažiukas jau neiškentėjau, man nervą ėmė, išbėgau ir atsimenu pasas, ten žiemą. Sakau, aš kai užauksiu, būsiu milicininkas, dar mūsų vaikai buvo.
Sakau, aš jums visus išgaudysiu. Ne vieno neliks ant gatvės. Ir pabėgau. Galvau, kad jie lysi. Aišku, ten visi kalė buvo, jiems neįdomu. Pasijuokė. Ir ką, pradėjau mokytis internate. Man internatą atidavė. Iš mamos atėmė teisės. Kaip iš vairuotojų, taip iš mamų atėmė teisės, jeigu labai vairuoja gyvenime. Jei buvo sunku ir be tėvo buvau, tai pasuko ne to keliu. Vis tiek aš ją mylėjau, nors ir girta būdavo, bet mama vis tiek yra mama. Augau, sportavau, buvau už sportą, žiūrėjau į šviesius žmonės, į Leniną. Jis vaikus ten apkabinės visada buvo. Manau, vaiktų savo. Toks, mačiau kažką liktai gero. Kažkur 6 klasėje išlindau galai, kad ten nesąmonės, kad ten, vienu žodžiu, kad komunistų ten valdžia tokia, ten visokie galai išlindo. Ko tikėjausi, viskas man sugriuvo. Aišku, mes nieko nežinom, kur Leninas, gal jisai pas Dievą, ką mes dar žinom. Tik Dievas vienas, jisai teisėjas, ne mums, smerk žmonės, aišku. Bet vienu žodžiu, mano planai visi sugriuvo, baigiau sportuoti, pradėjau rūkyti, žiūriu, draugai rūko, ten pradėjau jau, reikia man prie kompanijų kažkaip pritapti ir vienu žodžiu, viską pradėjau ir išgerinėti po biškį jau 15 metų. Ir 15 metų atsidūriau Kauno KPZ. Tokia yra padvalas ten, už nusikaltimus, uždaro žmonės. Man dar tik buvo 15 metų, aš jau sunkius kūno sužalojimus sėdėjau. Ir kaip įmetė į kamerą, ten sėdėjau ne pirmą kartą, jis buvo po 6-7 kartus. Ir toks buvo valdelis. Kai aš mažas buvau, jisai buvo tada tose namuose pas mumis. Ir mes įsikalbėjom ten jau, aišku, ten sutiko, man dar vis tiek vaikas, ką 15 metų, tamsų, taip, tokia lemputė dega. Sako, o Žilinai, atsimeni, sako, kaip tu mažas buvai. Sako, atbėga į kambarį ir sakyk, kad būsi milicininkas. Buvau, tylėk, tu niekam nesakyk. Visų, sako, sakyk, kad tu būsi milicininkas ir išgaudysi visus. Bet ačiū Dievui, visi tik pasijuokė, niekas nieko manęs sakė. Tai taip buvo, žiūriu, ir aš labai greitai ten jau įleidau tos vėžės. Aš labai greitai, man pamačiau, kad ten draugai liktai, bratva, viso to. Ir galvoju, viskas čia gerai. Va čia gyvenimas iš tikrųjų tikras. Ir aš pradėjau gyventi, nusikaltėlių gyvenimą. Nors širdį visai kiti dalykai būdavo iš tikrųjų. Ir taip 12 metų, už kiekvieną apaštalą pamatausi. Ką darysi tokia? Ir prieš... Nenoriu pasakot, kaip aš narkotikus pradėjau vartoti, kai narkomanus vadindavau visokiais žodžiais. Ir pats tapau toksai, gal 14 metų pravartojau narkotikus ir žiauriai vartojau. Aš net negalėdavau ne vieno sulyginti su savimi, kad taip varydavau kaip aš. Net galvodavau, kad valerkai slėptis reikėtų man. Bet jisai jau senas pratanas, mūsų brolis irgi tikėjęs 303 metus pravartojęs. Tai va, po paskutinį kartą aš jau papuoliau taip pat irgi už narkotikus į kalėjimą, į Alytaus zoną. Gavau 5 metus, teismo salė mane areštavo. Uždarinėjau, sako, teismo salėje, aš dar prieš tai jau ieškojau Dievo iš tikrųjų, nubėgau į bažnyčią, į soborą, užbėgsiu greitai, pasimelsiu, kad viską suderint. Ir atėjau teismo salę, paralas, gal 5 minutės, sako, 5 metai areštuoti teismo salę, galvoju, geras. O kaip uždarinėjo, tai čia tokį peilį turėjau įsigyšęs, visokių ten narkotikų, vienu žodžiu. Ir uždarėm, bet man tas uždarimas buvo, aš galvau, kad tas pats kaip mirties nuosprendis. Narkomanui tai... O ja, tu galvau neišgyvensiu, nes gėriau metadoną dar tokį. Bet šiaip ne taip, davažiavau iki Alytaus kolonijos, per kalėjimą, per visur ten. Ir
jau Alytaus kalėjime. Aš bandžiau mesti narkotikus, vartoti. Draugai buvo keli mano sportininkai tokie ir mes kartu sportuodam, bet kaip tik man pasiūlydavo kas nors už dyką, tai kur tai aš atsisakysiu. Čia iš vakaro, kaip įsiduri narkotikus susileidė, visai kitos mintys, gal nuo rytojaus nevarysiu viską. Iš ryto atsikeli, pirmas mintis, kur greičiau gauti, nes tai neįmanoma. Joks sako, tai suvarai, dabar man aš 20 metų nevartoju, nerūkau, negeriu, net mintis nėra atėjus, ne apie alkoholio lašiuką, ne vienas. Bet sako, tu savo jėgom, savo valią, metėjai savo. Sakau, žinai, kaip valią patikrinti. Kai trydą paleidžia, sakau, su kokiu valią, jeigu nesulaikysi, žinau, kad valios neturi. Senai pragėriai, arba rūkėjai, ar pramelavai, ar pralaužiai kažkur, vienu žodžiu. Žmonės išbarstė viską, ką Dievas davė, tai labai greitai išbarstam. Tai va, kalėjime aš jau pradėjau ieškoti iš tikrųjų viešpatės ir mane uždarė į Ozą, tokį Alytui vadinamas. Kalėjimas dar kalėjimas ten. Kalėjimas dar. Kalinių saugo ten. Tipo. Ir aš tam Oze būdamas matydavau, kad tokie gal keli 5 vyrai eidavo tokie nuskriaustieji, tokie vadinami. Kažkur jie išeidavo vis ir grįždavo. Sakau, kur jūs ten vaikštot? Sako, mes einam pas kunigą. Sakau, tai aš noriu eina savo, nes aš jau ieškojau to. Bet sako, kaip tu čia eini? Man neįdomu, sakau, einu ir viskas. Ir aš nuėjau ir ten susipažinau su kunigu iš tikrųjų. Nuostabus toks. Antanas buvo kunigas, aš su juo ginčinausi nuostabiai ten. Kokie alimentai blogi ir taip toliau, kaip juos reikia visus į vietą dėti, ką jie daro, kai mane pasimatė, mane leido, aš gaučiau kalėjimo viršininką mūsų Alytaus, jisai 2 metrų toks aukštas. Tai galvojau, aš jį, nežinau, jis mane neįleido pasimanimo, tai aš už tai galvojau, prasisuksiu už jį ant sroko. Bet niekaip nepagaudavau, ten pasakytų, kada jis ateina, nes jis savaitę kartą ateidavo į tą Ozą. Ir vis nepagaudavau niekaip aš. Bet paskiau, kai įtikėjau, papasakosiu vėliau. Ir aš išėjau iš to Ozo per muštynės, nes sakau, jūs čia galite kačelinti savo panetės, aš einu dirbti. Ir išėjau į darbo lokautą, ten vadinamą kitą, kur dirba vyrai ten. Ir ten pradėjau dirbti, nes kažką jau viešpats buvo mane padaręs, aš pats dar nežinau. Paskiau, kai perskaičiau Biblijoje, kaip jau tikėjau, sako, tau duotas gyvenimas į skolą. Ir aš jau nevartojau narkotikus, ėjau į koplyčią, mane pakrikštijo ten katalikiškai, priėmiau sakramentus, ten tas visus, kas reikalinga. Nu ką galvoju, dabar susitvarkiau gyvenimą, galvoju, išgersiu biškį, taip tichare pasislėpęs ten 100 gramų, galvoju, dabar jau moku gert, ten į tokią balničkę nueidavau, man pririnkdavo spirito, biškį kaldavau. Ir galvoju, narkotikus pardavinėsiu, bet, kadangi aš krikščionis, negaliu skėsti ir maišyti ten visokių nesąmonių. Galvoju, padarysiu sąžiningas dozes tokias katalikiškas biškį, su kaupu ganyti ir viso. Ir taip, visi atbėga, čia pas tave tik imsim geriausias, tvarkingai, bet taip gyvenimas turi. Ir po kelių dienų čia greitai viskas. Sako, tu man viešpats, aš jaučiu Dievo buvimą tokį. Sako, ką tu čia darai? Ar aš tave taip mokiau, kažką kaip tokius žodžius girdėčiau. Sako, taigi tu pats nukentėjai. Aš galvoju, taip, negaliu pardavinėti, kaip aš. Vau, einu, atiduosiu už dyką visiems. Ir pradėjau visiems už dyką visiems. Galvojau, kad gerą darbą darau. Vienam, sakau, storas ateik čia, ten kišam. Ir visiems vardėjau, ten visiems buvo šokas. Sako, tam aleliuja, sako, stogas pavažiavus. Sako, išeisi laisvę 4 mėnesius pagersi ir viskas atsistatysi vietas. Bet ačiū Dievui, neatsistatė. Ir vieną kartą koplyčioje, aš jau kai buvau, atvažiavo iš bendrijos Algis, atsimenu, Valdelis ir dar kažkas. 3 buvo. Ir aš kai visą laiką ten, koplyčia susirenka ten mažai kas melstis. Ateina dažniausiai ten narkotikai, telefonai, pasišnekėti.
vienas kitas ten mišestas nueidavom, išpažindavom nuodėmės ir gali vėl toliau gyventi. Ir aš irgi nesiklausiau, aš dabar, kai važinėjau į kalėjimus, daug kas ten pyksta, kad kalbasi ten, trukdo. O man viešpats sako, taigi tu pats toks buvai kaip jie. Tai kad turėjo kantrybės, aš su tavimi turėjau, tai ir tu turėjau. Ir aš supratau, kad ne mūsų gausa žodžių, svarbiausia, kad būtų su mūsų šventoji dvasia, mes galim kartais net ir tylėti ir prie žmogaus jinai prisilies. Mes net patys nesuprasim. Taip pat ir man buvo, ir Algis sako, kas nori priimti Jėzų, tegul išeina į priekį. Ir aš išgirdau to žodžius, nors kalbėjau su geriausiu draugu ten savo, geriausiu tuo metu. Ten narkotikai, telefonai, kaip čia įnešti, prasuk ten. Ir išgirdau to žodžius. Sako, išeikit į priekį. Ir aš sakau, čipai palauk. Aš turiu būti, ten toks čipai buvo, žinau. Palauk, kad dabar pats svarbiausias momentas mano gyvenime. Ir aš nepajaučiau, kaip atsiradau priekį. Aš tik mačiau, kad visi suėjo į koplyčią, nes atėjo ten policininkai. Ir negali jie būti kieme, turi būti visi viduje. Ir man tokia kova buvo, nors nieks ten į mane gal ir nežiūrėjo, niekam neįdomu buvo. Mano viduje vyko kova buvo. Visi čia į mane žiūri, gerai, kad Algis sako, nuleiskite galvas ir kad netrukdytumėte vieni kitiems. Aš greitai nulenkiau galvą, pakartojau tos žodžius, pasišaukiau Jėzų į širdį. Algis pasimeldė, aš dar jų nepažinau, bet po sekundės, o kai pasimeldė, man atrodė, kad aš Algį valdelį jau visą gyvenimą pažįstu. Dabar kaip aš būna, man lengva, kaip ir kitiem broliam. Mes atvažiuojam iš kitų miestų, sueinam, atrodo, kad ir nepažįstame, bet atrodo, kad jau senai ten jį pažįsti ir lengva bendrauti. Ir tas įvykis įvyko man, kad aš jau atrodė, kad juos pažįstu. Ir jie išvažiavo, aš jau kito šeštadienio laukiu, dar tas nesibaigė šeštadienis, aš buvau greičiau atvažiuotų. Viskas kaip įvyko. Bet kitą rytą aš kai atsikėliau, aš kai atmerkiau akis, iš mano širdies toks išėjo žodis, kaip, kad tu laisvas viskas. Ir kiaurai mačiau viską, tokia šviesa buvo, atrodo, kad kiaurai tu tvoras viską. Žiūriu per pastatus viską, atrodo, kiaurai man. Jinai netokia, kad, kaip sako, matau šviesą tunelio gale. Aš šviesos tunelio gale nemačiau, bet mačiau viską kiaurai. Tokia aiški man buvo viskas. Ateidavo žmogus, matau, kad ateina kalinys pas mane, kažką nori man pasakyti, aš jau žinau, ką jis nori man pasakyti, žinau, ką aš jam atsakysiu. O tokie dalykai pradėjo vykti. Ir aš sutikau tą viršininką, kur gaudžiau, jau kai tikėjęs buvau. Sakau, viršininkas noriu pakalbėti. Sako, neturiu laiko, bet tu, sako, užeik, sako, aš to ateisiu už 5 minučių, sako, aš taip nesu nieko nešneku, sako. Ir jis ateina, ir aš jam, kadangi įtikėjau, mano širdį toks atėjo, kad aš turiu atsiprašyti jo, man viešpas taip. Ir aš sakau, viršininkas, aš atsiprašau, ir aš jam įsakiau viską, kaip ten aš samdydavau žmonės, kad rašytų ant jo skundus, koks jis ten kyšininkas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip aš jį ten gaudžiau, mes kokias 3 valandas prašnekėjom su juo. Jisai man savo viską papasako, aš draugams tiek nepasako. Sako, Žilinai, taip jis atsisėdom galvo, mes kavą arbatą gėrim, sako. Taip žiūri man į akį, sako, žinau, būtų mano valia, aš tave 6 sekundę namo paleisčiau, sako. Tai sakau, aš laisvas, man nereikia nieko. Ir aš viską, kur eidavau pas pavaduotoją Muzikevičių, ten dėl pasimatymų, tai irgi visada melsdavausi, aišku, visur su viešpačiu važiuodavau. Aš vieną kartą vakarė išėjau, pasakysiu jums paslaptį. Vakarė išėjau, iškėliau į dangų akis, sakau, Jėzau, tu neturėk jokių minčių, jokių šansų neturi nuo mane nusirauti. Sakau, net neturėjau tokios minties. Aš jau sakau, taip įsikabinau tave. Ir viską. O tą vakarą toks buvo susijungimas, aš jaučiau širdies, kad sakau, net neturėk tokių minčių, nes nėra tokių jėgų nieko, kad mane plėštų nuo tavęs. Taip, kad nebijokit, jeigu kažkur suklumpat, pridarot kažką, mes turim viešpatį. Aišku, nesididžiuojam, kad kartais pridarom klaidų visokių, bet taip jau yra gyvenime. Ir sako, jeigu šventas, tai jau gali eiti iš tos salės, nėra, kad čia tau veikti. Sako, Algis ieškau, sako, ieškai Algį bažnyčios, sako, tobulos jo. Sako, kai surasi, pasakykei man. Sako, bet žinau, kaip mes abudu užeisim, jinai jau bus nešventas. Taip, kad
turėkit vilčių, kad tik tai dėl Viešpaties mes šventi, dėl to, ką Jisai padarė, ne dėl to, ką mes, nes aš jau gulėjau šventas ant švonkės, skaitau Bibliją, čia visi laksto su špricais, ką Dieve, kaip jie, durneliai, jau nežino, kur vienas kelias yra Jėzus, tai kaip Dieve. Ir ateina vienas pas kitą ir ten toks tarpas ir pasilenkia ir čia man užpakalis taip. O Dieve, galvoju. Ir jis mane tai nežino, aš jam galvoju, kaip čia taip krikščioniškai jam gražiai pasakyti, kad patraukti nuo veido šią Bibliją, nesiderina Biblija, čia užpakalį. Sakau, žmogau, patrauk, aš jau mokėjau gražiai kalbėti, žmonėm vadinau. Nesakydavau gaidžiai ten, taip ar taip. Sakau, žmogau, patrauk, užpakalį. Jis taip atsisuko į mane ir ten kažkokiais žodžiais. Užmiršau, kad krikščionis. Tai prisimenu, kad laikau už kaklo ir toks litrinis laikas su vandeniu, kaip kalsiu. Ir toks Marijos paveikslas su kūdikiu. Ir atrodo, kad iš to paveikslo mano ranka pūkštų iš mano rankos ir taip nuleido ramiai. Ir sakau, varyk iš jo. Bet kitą dieną aš, aišku, jį pasikviečiau, mes pasišnekėjom, turėjom pokalbį. Pas mane tokios statulėlės buvo ant spintelės. Apaštalai visi būdavo ten sustatyti, kai šachmatai. Ir ateidavo, jeigu policija ateidavo šmanuot, tai visiems reikėdavo išeiti iš tos palatos, vadinam, iš kameros tos išeiti ir tada tik tai žmonas vyksta. Manęs neišvarydavo aš. Kaip stulpas stoju, nedaug Dieve mano paštalą kokį nugriautų arba pajudintų, o jie žinojo jau mane. Sako, einam iš čia, nieko čia nėra, sako, ir varydavo. Tai va, tokie nuotykiai su manim buvo kalėjime daug. Tokiu, aišku, aš to žmogaus atsiprašiau. O ne, tau dar savo būrį gelbėjau nuo tokių kačiokų sportininkų. Jie nustumė, atsimenu, ėjom apsiprekiauti ant mano būrys. Ir jie nustumė, taip, tipo, čia mes eisim dabar ką iš čia. O, galvoju, ką, nežino, ką jie čia išdarinėja. Ir aš davai ten su jais rasborau. Ir jau jaučiu, kad pamiršau, kad krikščionis, jau einam į kiemą. Kur einam? Einam muštis, aišku. Tai aš jau matau, kaip ten jie krenta nuo laipto. Ir jaučiu vėl Dievo buvimą. O ką gražuolį sako? Vėl prisidėjai. O Dieve. Ir vėl reikės, žinai, ką turi daryti, kai tokia atveju. Atsiprašyti, aišku, viskas. O čia ką tik Dievo tokia, aišku, aš nesikeikiau. Iš ko Viešpats aš kalėjime buvau išlaisvintas iš keiksmažodžių, eina savo, man buvo stebuklas. Ir jau grįžtam atgal jau kiemą, jau čia to reikės mostikuotis. Į viršų lipu, dabar, sako, dabar. Ir aš einu jau klyduriui, greičiau reikės. Sakau, nepyks. Ir taip sukosi jį. Ir matau iš to tokio ambalo, toks, atrodo, kad kaip ir filmą, toks kūdikėlis. Tai va, mažiukas vaikas, atrodo, ir aš jam spaudžiu rankutę, atrodo, kad 2 metų berniukui paimčiau, užspaudžiau taip. Ir tokį, va, toks vaizdinys man. Ir man Viešpats sako, tu ką galvoji, kad ten užsikačiavimas ar dar ten kažkoks žmogus, jisai ten zdarovas ir tu jį gali, ką nori su juo daryti ten. Sako, jis gal net negimęs, gal jis dar kūdikis, dar iš viso, gal tik tai šventoji dvasia dar jame kažką pradeda daryti, o tu jau savo nori, sako, tu pats nesinai toks buvai kaip jie. Prieš 3 mėnesius dar visai, tai sako, gal kokių šventų atsispaudimų padarė ir prisitraukimų. Tai ir viskas. Ir aš atsiprašiau, jisai apsikabino mane ten, mes tik geriausiai draugai buvom, jis nesakau, kad jis ten tapo kažkoks krikščionis, bet jisai kitaip elgėsi. Ir daug, po pusę metų jau mano sekcijai, kur mane laikė durnelių gal kažkokio, Aleliuja sakydavo, sako, tu ką pats nepastebi, kad nėra ten, o būdavo dažniausiai merginos nuogos, plakatai visokie. Žiūriu, kad nieko nėra, sako, matai, kad nėra, jau nesikeikdavo ten iš ryto, kai atsikeldavo vietoj labas rytas, sakydavo, einam, gaidyk parūkiai ten, kokie va tokie žodžiai būdavo. Tai, kartais, kai buvo pats ilgėsi, taip ir Viešpats jisai keičia aplinką, kur tu būni, ten ir Dievas keičia viską. Dar galėčiau čia pasakot, liūdėt. Po 2 metus dar atsidėjau tenai. Dar aš atsimenu, visus vadindavau Bitlais, nes buvau, kai katalikas buvau, atsimenu, kad Bitlai kažką ten sakė, kad jie populiaresni už Jėzų. Ir aš ten
biškį komunių, tai visus vadindavau garsiai bitlai. Skaidavau, bitlai ant kelių visi. Ir visi atsisukdavo į mane, kokie ten 200 žmonių ten patikrinimas eina. Ir aš dirbau ten tokį pečių, turėjau, degindavau vitelės ir atsimenu, mirė popiežius Paulius, tas Jonas Paulius. Ir žinau, kad turi naują popiežių išrinkti. Ir aš žinau, kad katalikai ten, kai išrenka naują popiežių, eina dūmai balti. Sakau, matai šitą kaminą, mato šitą kaminą, sakau. Kada jis, sakau, balti dūmai, žinokit, kad Dievas mane įsirinko. Ir va tokie dalykai, aš liktai kaip vaikas elgiausi laisvai, be jokių suvaržymų. Ir ką sakydavau, taip ir viešpats išpildydavau. Vieną kartą ateinu pas Muzikevičių pavaduotą, tik atidarau durį, žiūriu pilną, ten, tų būrių viršininkų, gal kokie 12 ten jų, aš nežinau, kažkas vyksta ten. Sakau, oi, atsiprašau, ir Muzikevičius sako, Žilinai, užėjk greitai čia, ateik čia, sako, prie manęs jėsk, aš atsisėdu, sako, nu, aš neatsimenu, ką jis ten turėjo omeny, ką ten jis ten su jais kalbėjo, ką jis ten mane klausė, bet sako, o dabar klausyk, sako, nu, sako, tu žinau, kad Dievo vyras, sako, o aš jiems aiškinu ten taip ir taip, sako, kaip tu galvoji ten taip ir taip, aš sakau, nu, aš galvoju, kad ten taip ir taip, nu, va, ką aš jums sakiau, sako, rinkis kokią nori dieną, sako, ten virš jo būdavo toks kalendorius. Vienu žodžiu, aš prieidavau prie vaktos, tai man atrodydavo, kad taip su visais, kur mano priešai buvo, sako, Dievas, pirmas stebuklas man įvyko, aš savo priešų nekenčiau, nes man buvo priešai ir aš juos pirmus pamilau, aš supratau, kad jie nekalti dėl mano gyvenimo, kad ne jie man pritarė, kad aš kalėjime sėdžiu, kad aš viską prisidariau. Aš ne vieno žmogaus nekalinau, nei mokytų, nei jokių, kur pirmiau vien tokios galvo, visą galvo, vien kaltinimai, aš net teliką negalėdavau žiūrėti normaliai. Visi lopai taip ir vienu žodžiu. Ir va tai va viešpats, sako, aš sakau, kai prieidavau prie vaktos, atrodydavau, kad atsidarys vartai ir sakys, eik Žilinai į parduotuvę, apsipirk ir sugrįžk, kadangi ne mes toks roką davėm, negalim tave išleisti. Tai va, iki tokio lygio aš susitaikiau su visais ir net su pačiu blogiausiu, kuris ten buvo, ir su jau geriausiai. Tai va, taip viešpats viską sutaiko. Didžiausias gyvenime stebuklas buvo, tai buvo mergaitė nuskendus. Čia nežinau, mes prisiminėm prieš 8 metus, netgi, ar 9. Tai jau pusę valandos jinai buvo kažkur, aš negaliu tiksliai laiko pasakyti. Mes ieškojom miške, ten bėgom visur. Tik išgirdau, kad reikia, aš atsimenu, mama ėjo už prūdo ir žiūriu, 2 metukų mergaitė tokia, šviesiai kaip angeliukas. O man toks, o tau, bet jokios baimės. Sakau, šitone, tu visai, sakau, praradai. Tu mano net kieme atėjai čia darai nesąmonės. Ir aš atsimenu, ten visi rėkia, kaimynai subėgo. Aš paėmiau tą mergaitę, dar bandžiau ten tą širdies daryti. Bet jau kur tiek laiko, jau viskas, gal ką tik klastė vaikas ir negyva. Ir sako, tu žinai, ką turi daryti. Mano viešpats net širdį sustiprino, taip jaučiau fiziškai, taip atrodo, kad, sako, tik nebijok. O čia velnio pirmas ginklas, kada žmogus įsigąsta, jis pabolės, viskas. Nebijokit nieko, nes viešpats yra su mumis, jis visada už mus. Jisai užtarė mus. Ir sako, tu žinai, ką turi daryti. Ir aš meldžiausi, kai laikiau ją, jinai taip gulėjo, kalva nusvyrus ir aš girdėjau net kaip šventoji dvasia grįžo per urną, kaip įėjo su tokiu garsu iki skrandžio. Tukšta atrodo kažkaip, kaip gyvybės lašelis įkrito ir jinai kaip šoko. Tai ten visi daktarai buvo šokę ir jinai kaip jie parvežė į klinikas, ten 24 valandom apsaugos, tą patikrinti, savo žiūrėti, stebėti. Tai jinai nekalbėjo iš vis. O tą dieną jinai sako mamai, mama sako, padaug man stiklinę vandens. Aš neatsimenu tiksliai kokius žodžius, bet kad pradėjau kalbėti. Tai va, žinokit, kad viešpats atsako į visų maldas, tik tai mums reikia pasitikėti jo, nei kiek nebijoti. Kartais būna visko mūsų gyvenime ir lygų visokių būna, bet sako, kad neišpuiktumėm dyglis šitono, kad biškį pasmugiotų, nes mes kartais įsijaučiam, būnam vietoj Dievo patarėjais, ne Dievas mums model, bet mes jau žinom, kaip geriau reguliuoti gyvenimą. Tai va, šlovė viešpačiui, aš dėkoju visus ir būkit palaimoti.
Ačiū Žilvinai, tikrai nuostabus liūdimas, pirmą kartą Panevėžyje liūdėjo. O dabar, taip, nariais gali būti tik tai vyrai, bet kviečiam kartais paliūdyti ir moteris. Dar primenu, kad renkamės kiekvieną trečiąjį 7 val. Mackevičiaus gatvė 5, giedam giesmes, geriam arbatos, sausainius, dalinamės, ką Dievas per savaitę nuveikė mūsų gyvenime. Labai smagūs susirinkimai, vakarais kviečiam visus, ir moteris, ir vyrus. Dabar norėčiau pakviesti, senai nematėme šitų svečių iš Ukmergės. Ir va dabar norėčiau pakviesti ne vyrą, o moterį. jau. Tai Gražiną, pakviesim Gražiną. Paklokim Gražiną, paprasinkime ją. Tikriausiai nujautė, kad kviesi. Taip? Pasiruošus mūsų šitą draugę. Sėkmės. Oi, kaip pakliuvau. Jūs įsivaizduojat po tokią liūdėjimą, ką aš galiu pasakyti dabar. Nebuvau jokiam kalėjime. Neišgyvenau jokių tokių baisybių, ką jūs čia pasakojam. Oi, Dieve, padėk. Kaip tik va šią savaitę mes Ukmergėj turim irgi susirinkimus ketvirtadieniais. Ir mes su vyru važiuojam į susirinkimą. Ir tai jau yra 17 metai, kai mes lankom šią bendriją. Ir va taip, tokiu metu atėjom, lapkričio mėnesį, tai ir sakau vyrui, va žiūrėk, jau 17 žiema prasideda vėl ten. Esame tiesiog papriedinę, atsiminkit, eikit ir kartokit. Praves pro visur. Pas mus įpras yra 3 liūdimai. Ir aišku, pavyzdžiui, skyrius sukritikuos mane trečiajam, kodėl tu taip dažnai kvieti tą brolį. Bet kažkaip šiandien va, širdį ramybė yra, kad reikia pakviesti Algį Jūdį. Nu, bet nežinau, ko tiesiog. Nu, va, yra paraginimas. Nežinau, kažkam gal kažką reikia išgirsti iš jo. Tai iš Klaipėdos brolis Algis. Labas vakaras. Algis, 36 metai. Smagas liūdimas daugiau jaunesniai publikai skirtas, o čia daugiau tokių, kam jau antra jaunystė prasidėjus. Atleiskit man. Tai va, baigiau mokyklą ir Lietuvoje nesi žmogus, jeigu neturi aukšto išsilavinimo. Ką daryti, ką veikti, nežinojau. Stoviu teisę, kažkaip ten mane priėmė, nei patį geriausią universitetą į Riomerį. Nuėjau, aš ten pasimokiau pusę metų, pinigų išleidau, pusę metų ten praleidau ir paskiau galvoju, nu, ko man ten reikėjo eiti. Vienintelė dalykai iš tų pusės metų atsimenu, ten buvo tokia Aristotelio, Platono, nepamenu, bet filosofijos paskaitos buvo, knygutė, paveiksliukas, kraštutinumai ir kas yra kraštutinumai, pavaizduotas žmogus, vienoje pusėje liūtas, kitoje zuikis. Vienas kraštutinumas, jeigu tu zuikai bijai ir nuo jo bėgi slėptis, kitas kraštutinumas, jeigu plikom rankom liūtą puolį, nu irgi čia jau kvailystė visiškai yra. Tai va, ir ta, gili mintis čia labai yra, tai va, turėjom Žilviną, kur liūtus plikom rankom puolą, aš nebuvau toks, aš buvau labai minkštas žmogus, nuo zuikio bėgdavau slėptas. Jau kai mokyklai tą kliudžiau, skaičiau, vienintelis tikriausiai verkiau klasėje. Tai va. Ir kaip Gražina sakė, ar geras žmogus būsi, geri žmonės irgi pragarą eina. Iš paskui Žilviną, Žilvinas ten pramuša kelią ir tu eini iš paskui jį, o jis neįsigelbsti. Tai va, turim visi savo įsivaizdavimus, supratimus, savo skausmus, pergyvenimus visokius. Ir per tai
velnias veikia, griauna mūsų gyvenimus, ar dėl drąsos tokos, ar dėl per didelės drąsos. Tai va. Augau be tėvą, tėvas gavo iš Lietuvos bėgti, ten visokie banditai tokie reketininkai, žodžiu, turėjo verslą, paskiau tas verslas nei gerą gavos, tai va, nuo 8 metų teko augti be tėvo, visokie ten banditai važiuodavo prie namų, ieškodavo, skolas įsimušt norėdavo, žodžiu, vaikystė tokia negiška buvo, nuo 8 metų teko pradėti dirbti, kad savo pinigų turėt, aišku, vasarom girdavau, čia ne Indija, kad jau į plitų fabriką varytum nuo 8 metų. Laikraščiais prekiavau ledais, neblogai sekęs, tai sėkmės su savo klasiokais norėdavau pasidalinti, tai pavaišinti, ledų nupirkti dar kažko. Ir paskiau ta gera širdis pavirto į ilgą reketų istoriją. Ir daug metų reikėjo nuo to pasveikti. Nebuvau aš agresyvus, akiplėša, dar kažkas. Paskiau pakeitė mane Dievas per kitus brolius. Kai manęs labai važiuot pradėjo, mane išmokino, kaip reikia pusėje pastovėti. Tai išmokino, ko pasaulis neišmokino, tai VŽB išmokino. Ir ačiū jam už tai. Tai va, toks pacifistas buvau. Nežinau, kaip pas jūs mokyklose, bet pas mus jau nuo 3 klasės būdavo bokso turnyrai tarp klasiokų, tarp klasių ir ten turėdavo eiti muštis. Nu, aš nenorėdavau, dar su savo geriausiu draugu man paskyrė muštynės. Aš sakau, su tam nesimušiu, tu mano draugas. O jisai sako, aš su tai mušiuos, nu davai. Ir gavo jis gerai galvą. Ne, ten 5 klasėje buvo, aš tikrai smarkiai sudūžiau. Ten gavos pareiškimas policijai, parėjau namo pats gavau gerai, atvanojo su diržu taip normaliai. Tai va, po to karto užsileidau žiauriai. Kažkada dar vieną buvau iškinkęs, šustriaką mokykloje, tas atsikabino, bet ten daug buvo. Tai žodžiu. Aš paskui klausiu Dievo, kodėl tai buvo, žinai, ką tu norėjai parodyti, padaryti man per visus tos dalykus. Nu, vienintelis dalykas tai išmokėt empatijos. Empatija tai yra užuojauta kitiem žmonėm, silpnesniem, nuskriaustiem, užgautiem. Nes jeigu tau viskas labai gerai sekas, per visų galvos slypi, tai tada tiem silpnesniem ar nemokantiem už save pastovėti neturėsi jokios užuojautos, jokios pagarbos, nieko. Vadinsi visus gaidžiais kaip Žilvinas, o savo pats bachūras būsi. Tai va, kad tokių dalykų nebūtų. Ir tie Dievo keliai nežinomi, skaudus būna, bet parašyta, kad tikinčių viskas išeina gera. Ir Dievas neapgauna, nenuvilia. Ir kitoje vietoje parašyta, kad atlygins už tos metus, kuriuos skeriai suėdė ir amarai. Nu, tai va. Ir tikrai taip yra, gali pakeisti tavo gyvenimą per vieną dieną. Vienoje vietoje, antroje, trečioje, nes mes turim labai daug tų gyvenimo sferų. Kai vaikas buvo vaikščiau bažnyčią, nustojau paskiau, prabėgo daug metų. Vieną dieną mane mama kviečia į tokį banketą ateiti. Man tai 18-20 metų. Ir gudriai taip labai pasakė, ateik ten, verslininkai renkasi, gal tu gerą darbą pasiūlys. Nu, okei, galvoju, nueisiu, pagaliau galvoju pasisekė. Aš ten apie visokios masonų ložės girdėjęs, apie kitką galvoju, čia mane į kažkokią tokią organizaciją kviečia. Galvoju, ten visi bus tokie kaip mantos, su kostiumu, balti marškiniai, prisitrins ir aš. O ateinu, ten visokių žmonių, tai nuo konteinerio netgi ir tokių ten buvo. Nors pasakė gerą restoraną pavadinimu, kur ten nepigus Klaipėdoj tuo metu buvo, Araratas toks. Atėjau, pamačiau, kad biškį ne taip bus, kaip man žadėjo, bet nepabėgau, pasilikau, save tikinčių laikiau, galvojau, pasiklausysiu, ką apie Dievą šneka. Nepabėgau, įdomu buvo, tokie liudimai, kaip gyvenau, kaip Dievą sutikau,
kaip jis mano gyvenimą pakeitė. Išklausiau, paskiau atgailos malda ir paskiau, kas norit, išeikite į priekį, už jūs pasimels. Nu, galvoju, nueisiu, kad ir už mane pasimeltų, ten priekį stoja, gal kokie 4-5 vyrai, prie vieno labai didelį eilę. Nu, galvoju, tas kažką gerai daro. Kaip turgui, žinai, iš vieno mažai kas perka bulvės, pas kitą eilę. Tai geras bulvės, tai galvoju, geras maldas pasim. Tai va, stoju eilėj, nu, galvoju, kalbant paprašyti reikia. Ir vėl tas mano kuklumas. Aš žinau, aš noriu, pas mane 3 noriu, buvo. Man reikėjo gražios mašinos, galingos mašinos, gražios mergos ir daug pinigų. Bet man 20 metų, aš neikėjau taip prieš auditoriją. Tikrai tuo metu negalėjau net žmogui vyresniam savo pasakyti, o savo tokius, nepykit už tą žodį, tos tokius savo poštus norus, aš negalėjau jam mėgęs to pasakyti. Reikėjo man kažkokį papiriuką gražą tai vilkti. Ir to eilėj pastovėdamas sugalvojau, prisiminiau, kad buvo toks Saliamonas, žydų karalius ir jam dievas. Aplankė vieną kartą ir klausė, ko tu nori iš manęs. Jis sakė, nori išminties, jam davė išminties, pridėjo ir karietų prie tos išminties, ir aukso, ir haremą visą gavo. Ir man tada išminties reikia, jeigu viskas taip vyksta. Ateinu aš pas tą Alvydą, ko nori, išminties. Aš žinai, ko prašai, jis manęs klausė. Jo, galvoju, greičiau melskis ir viso gero. Tai va, kodėl jis manęs klausė ir žinai, ko prašai. Ten žmogus seniai tikintis, Bibliją skaitęs. Yra Biblijai kelios Ekleziasto knygos parašytos ir ten pirmam skyriui 18 eilutėj rašo, kuo daugiau skausmų ir kančių, tuo daugiau išminties. Tai va, Dievas yra dosnus. Ko prašai, to gausi su kaupu. Paskiau man 5 metus dar labiau nesisekė. Buvo mano standartinės nesėkmės, tai gavau dar daugiau ant viršaus. Tai buvo, paskiau praėjo kažkiek metų, įtikėjau, pradėjau Bibliją skaityti, suradau tą eilutę ir tik tada supratau, ko aš prašiau. Tai buvo, ir atsargiai su tais prašymais Dievui reikia. Ne kartą man tai buvo, paprašai kokios, atrodo gerą dalyką prašai, bet jis visada kabliuką kažkokį turi. Bibliją vietą, kad nuo gausybės rūpesčių kyla sapnai. Iki 3 ryto pasiėmęs telefoną, YouTube žiūriu, kaip stogą keisti. Kuo daugiau žiūriu, tuo daugiau klausimų ir iš vis nieko nebesupranti. Ir likusią nakties dalį iki 7-8 ryto dar sapnai. Tai kankina, kaip tu nuo to stogo tenai skrenti, žodžiu, mėnesį laiko toks bardakas, galvoj visiškas. Tai va, davė kelis pagalbininkus keliom dienom, kurie užvedė ant kelio mane, pavyko tą stogą padaryti. Padariau tą stogą, ruduo, aš rugsėjį gimęs, man 30 metų. Sveikatos nėra, pinigų nėra, perspektyvų nėra, aš savim visiškai nusivylęs, ten visokie ir klausimai Dievui, ir kaltinimai ir taip toliau. Sakau, gerai, nenorėjau būti statybininkų gyvenimą, sakau, viskas, Dieve, eisiu, dirbsiu, nors už 5 eurus į dieną, kad išmokt to amato, kad ant savęs galėčiau dirbti. Tai va, susirandu darbą, pradedu dirbti. Vieną dieną mašina subiro, susiremontuoju už paskutinius pinigus, kitą dieną pats subiro, kokius 2 mėnesius. Taip kirto į nugarą, kad į dieną 11 tablečių, 2 švirkštai užpakalį ir vis tiek negali nei batų įsirišti, nei subinės pasišluostyti. Guliu lovoj, galvoju apie savo sėkmingą gyvenimą ir kas kaltas? Šimonytė? Ne, mama, ne, tėvas, ne. Kestas šeimas, prisidėjo nemažai, bet irgi ne. Tai va, supranti, kad problema tavy yra. Ir Bibliją paskaitant, ruošiantis į bažnyčią eiti, prisimenu tokį įvykį. Aš ką tik įtikęs buvau, vienas žmogus prie manęs praeina ir sako, Dievas nori, kad tu visus savo pinigus jam atiduotum. Ne tam žmogui, bet tiesiog paukotum Dievui, labdarai, bažnyčiai, nesvarbu kam. Užduoties esmė dirbti be pinigų, kad pasitikėtum Dievu. Ok.
nepadariau iš to tada. Neužteko tikėjimo, prabėgo 4 metai, gavau daug spragilų per visus šonus, bet kad davė mane iki to taško, kad aš jo galėčiau pasitikėti. Paukoju iš visus savo pinigus. Ir visi galvoju, su manim baigta, sakau, galiu numirti. Kas Bibliją skaito, tai yra ten tokia istorija iš Seno testamento, kad vienas pranašas prie našlės ateina, sako, padaryk pavalgyti, sako, jie sako, atsiknyst nuo manęs, nieko neturiu, pareinu namo, pavalgau paskutinį kartą, numirštu. Tai pas mane lygiai ta pati situacija. Šaldytuvę turėjau 2 koldūnų pakelius, galvojau, pareinu namo, paskutinį kartą skaniai koldūnų pavalgau, visą, sakau, gali mane užmušti Dievą, aš gyventi nebenoriu, su manim baigta, viskas. Tai va. Tai čia sekmadienio vakaras, pirmadienis skambutis, laba diena, pabėgo stogdengė, gal gali stogą uždengti. Okay. Padariau tą stogą, mėnesį laiko vargau, 3 kartus susimušti bandžiau prie to stogo. Neprofesionalas, nepatyręs, klaidų darai, klaidos kainuoja. Ir tie visi įstatymai darbų saugos dažniausiai yra krauju parašyti. Tai ačiū Dievui. Pirmą kartą, kai nėriau žymit galvą, ten tikrai angelas pagavo ir pakabino už rankos, nes užsimuš galėjau. Ir to tą stogą baigiau dengti su skilusiu kaulu. Kojos, sakiau, padarysiu, nepasiduosiu, geriau užsimušti, negu atgaliai iš ten, kur atėjai, arba tik ne ten pat, iš kur atėjai ir nedaržojo būt. Jau geriau numirti, bebandant savo svajonę pasiekti, įsitvirtinti, negu taip gyventi. Tai va, darau tai 6 metus ir esu labai palaimintas. Tai va, ir nenorėjau aš būti statybininku, sakiau, geriau narkomanu būti negu statybininku, bet Dievas žino, kam jis tave sukūrė, kur tavo vieta. Ir va, turėsi šiandien galimybę priimti šventą dvasią, kad pats Dievas jumise gyventų, jums kalbėtų, jūs vestų, kad pasikeistų jūsų gyvenimas į gerą, o ne į blogą. Tai reikia jo pasitikėti. Tai ačiū, kad išklausėt, būkit palaiminti. Ačiū Algiui už liūdimą, visuomet išeina jis vis kažką nori pasako, atrodo. Tai va, girdėjau šiandien tikras gyvenimo istorijas, tai nėra kažkokie tai Biblijos mokymai, kur galim pasikinčyti, čia yra tikros gyvenimo istorijos. Ir žmonės išgyvena jas realiai. Ir dabar yra pagrindinis tas laikas, kada bus proga pasikviesti Jėzų Kristų savo širdį. Jėzus Kristus, kuris yra gyvas, yra čia. Kaip Gražina liudijo, Dievas davė jai pamatyti tą Dievo tikrovę, nes Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kai Dievas ateina į tavo gyvenimą, jis atneša tikrovę, Dievo tikrovę. Ir tu pradedi girdėti Dievo balsą. Tu žinai, kad Dievas tave myli, tu žinai, kad jis yra, ir kai eini per sunkumus, mes visi pro juos einam, pas visus ateina audros. Bet kai žinom, kad Dievas yra, tu jauties net ir toje audroje stiprus ir žinai, kad viskas išeis į gerą. Ir tas pastiprinimas nėra kažkoks tai išgalvotas arba savitaiga. Dievas tiesiog sutvirtina tave per savo žodį. Viklių žmonių bendrija yra nuostabus Dievo projektas, nes per šitą bendriją mes gaunam progos įeiti į tą gyvenimą, įeiti pro tos vartus, o tie vartai yra Jėzus. Ir aš kviečiu šiandien įeiti pro tos vartus į tikrą gyvenimą ir nepasilikti tiesiog prie tų vartų, bet susirasti savo bendruomenės, susirasti, grįžti gal į savo bendruomenę, kažkas gal išėjęs yra. Stiprinti jas, ieškoti Dievo, skaityti Bibliją. Ir tiesiog pakviesiu
kiekvieną sukalbėti atgailos maldą, mes visi ją kalbėsime. Ir tiesiog kviečiu kartuoti žodžius paskui mane. Galite užmerkti akis, kad netrukdytų aplinkiniai, neblaškytų, tiesiog užmerkite akis ir Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave, toks, koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Aš tikiu, kad tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo šventą kraują, asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad 3. dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien. Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Dėkoju, kad savo šventų krauju nuplauni mane nuo visko, kas buvo mane suteršę ir surišę. Savąja dvasia įeik į mano širdį. Dėkoju, kad padarai mane Dievo vaiku ir dovanoji man amžinai gyvenimą. Aš priimu tave dabar ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu tave savo sielos gelbėtoju ir savo gyvenimo viešpačiu. Amen. Paplokime viešpačiui. Aš noriu paklausti, pakelkite rankas, kurie pirmą kartą kalbėjo būtent tokią maldą. Pakelkite rankas drąsiai. Paplokite tie, kurie pakėlėte rankas, aš norėčiau paspausti jūsų rankas ir noriu pakviesti jūs išeiti į priekį, padrasinti išeiti į priekį, mes turim dovanėlių. Čia niekas nebefilmuoja, Išeikite į priekį, mes jums paspausim rankas.